Because normal sucks. Mes ir sutikom po treniruotės dabar ir pagersim kažkokių tai gaivių gėrimų, o po to pavalgysim daug įvairių skanių patiekalų bus. Ir padarysim visą, įamžinsim visą procesą, bus labai viskas įdomu. Taip kad, Parodysiu iš ko gaminti, kaip pagaminti ir kaip tai valgyti. Super. Burokėliai, mes juos kepsime keptuvė ant alyvuogių aliejaus su druskyte, pipiriukų ir biškį čiobrelių. Tada ant griliaus kepsime tofu, irgi biškį su alyvuogių aliejum. Ir tada garnyrui bus morkos su kalafioro. Tai va, naudosim dar gy sviestą ir alyvuogių aliejus. Daug ingredientų. Va, labai gerai morkos pagriaužti. Taip, aš dabar papjaustysiu burokėlius su tokiais kubeliais, rombeliais, žodžiu, kaip kam estetiškai patinka, taip. Burokėlius pagardysim kedro riešutais, labai skanus, labai sveiki. Viską padarėm ir va, tokia spalvų gama ir eisim ragauti. Skanus. Niam. Nu ką, po skanių labai tokių pietų vakarienės gal jau, nes jau iš tikrųjų po 7 truputėlį. Atėjo metas tikriausiai visiems sužinoti ir šiaip, ir man iš tikrųjų įdomu, kaip vat, įvyko tas visas virsmas, kadangi žinau, kad anksčiau buvo toksai ganėtinai įmitęs jaunuolis, kiek aš pamenu. Valgydavai viską. Ir daug, ir netaisyklingai. Būdas požiūris buvo visai kitoks. Jo, tai viskas prasidėjo nuo to, kad teko iškeliauti į Indiją ir pagyventi ten 3 mėnesius.
O ten visa metamorfozė asmenybės ir įvyko. Nors jaučiau, kad kažkas negerai gyvenime, kad turėjau daug žalingų įpročių, pradedant alkoholis, rūkimas, lengvi narkotikai kažkokie, daug mėsos valgiau. Šitas geras. Tai va, ir būtent Indijoje teko pagyventi taip, kaip jie gyvena. Kadangi šventose vietose nėra mėsos, susipažinau su vegetariška virtuvė, susipažinau su joga. Ir pamačiau realiai ant savęs, kad jaučiuosi daug geriau. Kai vat gyveni pagal jų gyvenimo taisyklės, ta prasme pagal jų dėsnius, pagal vedas, pagal ajurvedas. Nu ir pradėjau domėtis tom ir su kokiom problemom susidūriau. Visų pirma, kadangi labai staigiai atsisakiau mėsos, nes prieš tai valgiau daug jautienos, išpjovos steikus, labai ten buvau didžiausias fanas. Tai atsisakiau mėsos iš karto, man visų pirma per sąnarius labai stipriai davė, netekau gliukozamino, tai yra tepamosios medžiagos ir labai pradėjo pečiai skaudėti ir sąnariai. Tai teko ieškoti būdų, kaip kompensuoti būtent tą gliukozaminą, kurio yra daugiausiai mėsoje, kremzlėse. Tai visų pirma agaras, ryklio kremzlės padėjo šiek tiek. Tai va, antras problema, tai ką valgyti, nes visą laiką gaminau irgi mėsa dominavo, dabar nusprendžiau tapti vegetaru, tai irgi pradžiai bulvytės free su daržovėm, picos vegetariškos, žodžiu, kad ir vegetariškai, bet nelabai sveikai. Bet viskas atėjo po biškį, per patirtį, per domėjimąsi, kad reikia daugiau ankštinių valgyti, daugiau riešutų, kruopų, nes tai yra energija, tai ir kompensuoja ir tą patį geležį. Bet po 1,5 metų gryno vegetarizmo vis dėlto pasilgau žuvies, pasilgau jūros gėrybių, kiaušinio per Velykas, tas pats majonezas, gal sakykim, retkarčiais, tiesiog grinai labai pasilgau to ir nusprendžiau, kad tiesiog mėsą eliminuoju iš savo raciono, o žuvį norėjau susigrąžinti, nes ir sportavau ir trūko jėgų, realiai sporto salėje trūko jėgų, jeigu maitiniesi vien, taip primityviai labai vegetariškai, nes gal reikėjo daugiau pasidomėti, gal daugiau dar riešutų kažkokių ar tų ankštinių, nežinau, kad yra veganų bodybuilderių. Aišku, jie didelės masės neužsiaugina, bet tą gražų raumenuką... Bet vėlgi čia toksai labai, sakyčiau, toks, būkim bėdini, bet teisingi, kad valgant, tarkim, vien tik tai žalę, tai kas yra žalė, ne, ten visus tos augliukus ir visą kitą, tai, tu negausi to, vienas dalykas, antras dalykas, labai daug tų, kurie apeliuoja tai, kad yra žaliavalgiai ir yra natūralūs bodybuilderiai, ten ir visą kitą, nelabai kažkaip... Jie naudoja papildus, ne? Kažkaip nelabai jie darosi dopingo testo, tai čia toks tamsioji visą tą pusę iš tikrųjų. Ir kai pradėjau domėtis, yra daug nuomonių, vieni ir tokios aršios gan diskusijos, ir ten ir vieni Massachusetts'o profesoriai universiteto sako vienaip, ir kito Cambridge'o universiteto irgi padarė tyrimus, dar kitaip sako. Ir toks kartais žmogus pasimetė, toks realiai turi pats tapti mokslininku, laboratorijai prasidėti 2-3 metus ir ištirti. Tada pats suvoksi, ar tau tai sveika, ar ne, bet to mes visi esame labai skirtingi, kas vienam gerai, kitam gali būti blogai. Tai aš savo gyvenimo būdo niekam neperšu, ta prasme, kiekvienas einam savo keliu ir jeigu žmonės valgo mėsą, tai valio, tai tegu valgo, žinai, bet, aš mėgstu tokius straipsnius, kur yra apie vegetarišką virtuvę ir pradedant to, kad, elementariausias pavyzdys, cituojant Alaną Karą, kuris rašė apie būtent mėsos nevalgymą, tai toks man pavyzdys labiausiai patinka, tai jūs einate kaimo keliuku ir matote besiganantį jauną jautuką. Nesako, negi jūs norite pribėgti prie jo, perrišti jam gerklę, išgerti kraują ir ten visaip jį suvalgyti. Nenorite, jūs tai nekyla natūraliai, jūs tiesiog grožitės gyvūnų, teisingai. Bet kai einate per tą patį kaimo keliuką ir pamatote obelį ir šakos nusvyrusios nuo obolių ir raudonas obolys kabo, jums iškart susikaupia seilės. Plius dantų sukandimas nėra pritaikytas doroti mėsai, nes jeigu mes būtume mėsaėdžiai, tai realiai mes mėsą turėtume valgyti žalę, taip kaip daro gyvūnai. Bet mes ją apdirbam termiškai, kad galėtumėm suvirškinti. Nes žalios mėsos mūsų skrandis nevirškina, jisai sustoja. Karpačio, bet tai ten... Suši nebe mėsos yra, o žalia žuvis. Bet vis tiek, tarkim... Jo, net pažiūrėk, net šunis. Skaidlus panašus kaip mėsa.
Nu, skrandis pats yra mėsa ir jisai gamina tas rūgštis. Nu, tunas panašus skaidlos, tarkim, kaip Ai, tunas. Jo, jisai ganėtinai. Bet tai ten kokie kiekiai, žinai, net kad ten neprivalgysi, bet žalia mėsa, nu, todėl mes ją ir apdorojame, tam, kad būtų lengviau išreiškia, tai jau nenatūralu yra. Čia vėlgi cituojant Alaną Karą, čia jo pozicija. Bet to, pavyzdžiui, šunys, netgi jie yra mėsaėdžiai, nu, visaėdžiai, jie grobį užkasa. Kam? Tam, kad jisai biškį pašvinktų, kad biškį suminkštėtų, kad būtų lengviau suvirškinti. Vien tokią teoriją irgi girdėjau. Tai va, ir pradedant dantų sukandimu, baigiant virškinimo traktų, žmogaus kūnas nėra pritaikytas virškyti mėsai. Gerai, dabar man pačiam iškart kylo tokia... Gerai, mes esam lietuviai, gyvename šiauriai. Gerai, vasara. O ką žiemą? Samanas graužti. Tai šiaurinės tautos. Reikia cepelinų suspirgučiai su daug greitinė. Ne, nu bet tai prasme, žiūrint iš evoliucijos pusės, yra suomiai, dar šiauresnės tautos, yra eskimai, kur šios iš vis neauga, jie tik tais iš ruonių, ką jie ten dar, elniais, nu. Tai ką kalbėti apie juos, kaip jie gali būti vegetarai, jeigu ten tiesiog neįmanoma būti vegetarai, ir jeigu kalbėti, kad žmogaus evoliucija vystėsi dviem šakom, ne, sakykime, vieni vegetarai, kiti ne. Jo, čia aišku toksai įdomus tas toksai nukreipimas ir įdomus pamastymas tik tai, kad tarkim vis tiek, aš manau, kad ir kažkada tai jeigu buvo, tarkim, vegetarai, arba ten pradinis tas rinkėjai, buvo vegetaras, tai vėlesnis laikotarpis pabiškai, kai pradėjo visi valgyti mėsą. Ir per tiek laiko aš manau, kad organizmas labai gerai adaptavosi. Jo, nes tai irgi sako teorija yra, kad... Visų antikūnių, tarkim, arba jeigu ten dar pertrauksiu, jeigu dar imti žmogų iš kažkokių tai ankstesnių laikų, tarkim, arba ten atrado kur šeimą Sibirė, kur slėpėsi nuo pirmo pasaulinio karo, ten tarpusavį dauginos ir visa kita, juos atvežė į Maskvą tyrimams ir jie pasigavo iš karto gripą ir numirė, kadangi nebuvo antikūnių, ta prasme, jeigu organizmas nebuvo pripratęs prie to viso, aš manau, kad per tiek laiko vis tiek žmogus priprato jau valgyti mėsą ir dabar vėl grįžti prie to, tarkim, pradinio taško, būtų vėl sunku, reikėtų vėl evoliucionuoti, tarkim, atgal, nu, arba į priekį, bet, nu, žodžiu, kad atvirkštinis variantas būtų teisingai. Teisingai, nes dar yra teorija, kad būtent mėsą padarė Homo sapiens iš primato, jis pradėjo valgyti tas pirmykštis primatas, sakykime, pradėjo valgyti mėsą, pradėjo labiau jos smegenys evoliucionuoti ir taip pasidarė Homo sapiens protingas žmogus. Dabar dėl mano asmeninio, kodėl labiausiai man kokia mėsa yra šiuo metu rinkoje, ta prasme, jos kokybė. Faina. Jinai yra užauginta ant anabolikų, daug chemijos, ta prasme, daržovės nėra išimtis, jos irgi yra nupurkštos pesticidais visokiais ir apskritai, bet koks maistas yra dabar labai užtertas. Man patinka iš tikrųjų tai, kad būna vaisiai arba daržovės nešvarios, bet kai nuplauni po vandeniu iš po krano, iš po čiaupo, jos patampa švarios. Nors iš krano vandens negeriam. Tai, dar mėsa yra agresyvus maistas, nes taip kaip gyvūnas yra nudobiamas, yra labai agresyvus būdas ir, pavyzdžiui, ta kiaulytė, kai yra konvejerija, jinai jaučia, kad jinai bus to nudobta, mato visą tą, kaip jos brolius ten skerdžia, sakykim, ir jinai visą tą laiką bijo. Tai yra baimės toksinas įsiskiria ir įsiskiria bei mėsą. Todėl žmonės perima, valgydami mėsą, būtent tą streso toksiną. Ir todėl, pažiūrėk, vegetarai visi. Laimingi. Ne, dažniausiai vartoja homeopatinius visokius tai žolelės. Susisuka jas į kokią tai trubelį. Ne. Nu, čia tokia visuomenės nuomonė vyroja. Nu jo, bet tai nėra tiesa. Mėsa yra agresyvus, jisai sukelia agresiją, baimę, stresą. Aš pats tai ant savęs pastebėjau, nes aš anksčiau buvau, kaupiau save pykti. Vien dėl to, kad valgiau tą mėsą ir, tu toks nesąmoningai, bet jeigu jos daug valgai, tai tampi agresyvus pyktis, daug pykčio savėje kaupi. Nes tie toksinai pasilieka. Bet, pavyzdžiui, pas musulmonų halal mėsą, kaip su kiekvienu gyvūnu, ten aptarė, kiekvienam gyvūnui pasimeldžia. Vienam gyvūnui padėkoja ir tada tik tai perpina arklę, išbėga kraujas ir... Gerai, čia labai teisingas aspektas ir turiu argumentą ir tuo. Anksčiau, sakykime, lietuvių išvis racionas virtuvė, jinai niekada nebuvo mėsa ir bulvės. Bulvės atvežtos Kolumbo, o mėsą valgydavo tik labai retai. Visą laiką lietuviai, pagoniai valgydavo grūdus ir žuvį. Pagrindiniai būdavo toks racionas. Jie suvalgydavo vieną kiaulę per metus. Teisingai. Ir būdavo kiekvienam kaime, būdavo skerdžius, kuris mokėdavo tą kiaulytę papjauti. Jis ją užgluostydavo,
nuramindavo ir tik čakštai paširdžiu su tokiu peiliu. Ir viskas. Neįsiskiria, nespėja įsiskirti jokie toksinai. Tas pats ir su žvėriena sumedžiota. Tai yra barimas, gyvūnas bėga, jis turi dar šansą pabėgti, pas jį išsiskiria adrenalinas. Medžiotojas jį sumedžioja ir tada net yra, ten išpjauna ir išima ką, ten širdė, neatsikanda. Ten grynas adrenalinas yra, gryna jėga, o adrenalinas yra labai sveika. Tai indienai sako, kad tu suvalgydamas ten gyvūną perimi jo jėgą, jo dvasią, sakykime. Bet, tikrai ten nevalgydavo taip godžiai, kaip mes dabar vartojame mėsą. Jo, tai be abejo, pas mumis nusipirkai palengvės. Jo, o čia dar, žinai, kiek turėdavai kiek nuveikti, kad gauti tos mėsos. Tai va, tai kiekis, žinai, ir kai gali dabar rinktis, kai yra tiek daug visokių ir daržovių, ir vaisių, ir žuvies tos pačios, tai tos šalinusios mėsos. Ne, tai aš tai be abejo, bet ar buvo sunku, tarkim, kai buvo kažkokios tai... Gerai, kad buvo ta Indija ten. Laužimas ten ir... Nu, kai sakau, sąnariai skaudėjo, o... Psichologinis. Psichologinis, taip, kad... Fizinis tai viskas aišku, kad... Einio, ten kaimynas šašlyką kvepia, todėl, kad šašlykas yra marinuojamas su kom? Su žolelėm, su prieskoniais. Priklausomai. Jo. Ir kai sureaguoja žolelė, kažkoks prieskonis, kažkaip pipiriukai su riebalu, jisai eterį išskleidžia. Ir mums kvepia ne pati mėsa. Pabandyk šašlyką nemarinuotą pakepti. Vat mėsą paskrūdink, taigi smirda. Kiaulė, skrūdinta. Tai va, tai kvepia ne mėsa, o kvepia prieskonis, kuris atsiskleidžia riebaluose. Tas tai be abejo, aišku. Tai va, tai eini, man tikrai... Bet jeigu tavo tas susidaro vaizdinys galvoje ir tu matai, kaip... Jo, nes aš 28 metus pravalgiau mėsą, tai jau pas manęs yra įrėžta. Iš ryžių ten, gal kažkur tai svogūnų laiškų dar. Taip. Labai skaniai, bet ačiū. Aš jau to išmokau atsisakyti ir man tai nebesudaro problemų. Bet ar buvo didelis, ta prasme, ilgas laiko tarpas, ar tu tiesiog padarytai? Ne, nebuvo. Toks, kad labai ilgas, ne. Tai yra darbas su savim, viskas čia vyko, žinai. Toks, kad labai, tikrai nebuvo, kad, nevalgyk mėsos, negaliu. O nebuvo taip, kad, tarkim, Indija čia buvo didelis postumis, arba be Indijos būtų buvę sunkiau, arba iš vis neįmanoma? Man pasisekė, aš nežinau, ar be Indijos, kas būtų, jeigu būtų, nežinau, kaip būtų buvę. Ja, taip. Bet tai postumis didelis buvo, nes tu ten ateini, to Indijai, ten kažkokią kavinukę, pasižiūri meniu, ir pizzos turi, ir lazanijas turi, ir hamburgerius turi, ir to turi, davai, ir sakai, o ten visur sūris, panyras, skaniausi patiekalai. Aš galvojau, kad nebus man ko valgyti, ką aš valgysiu, ryžius. Man irgi buvo tokia stereotipinė nuomonė, ką reiks valgyti. O tai kai ten pažiūrėjai ir to, tai pagalvoju, tai kam nafik ta mėsa, jeigu aš geriau jaučiuos, skaniai pavalgau, yra didelis ta, man tik reikia pasidomėti, ką aš galiu pasigaminti. Net kebabai vegetariški, labai skanus. Su tai falfelom, labai skanu. O tarkim vis tiek, tavo bendravimo ratas dažnai ir ypač ankstesniais, tarkim, metais vis tiek būdavo, kadangi tiek tavo darbas ir gyvenimo būdas, toksai asociacijos dažnai kyla su stipriu žmogum, kadangi vis tiek tatuiruotės ir kūno, tarkim, visas tas modifikavimas piešiniais, stipraus žmogaus, tarkim, yra kaip ir požymis. Dabar gal truputėlį atėjo mados, atėjo kažkokių tai ten, tarkim, hipsterių ir panašiai, nors aišku, buvo visais laikais, bet ankstesniais laikais, tarkim, ten, nevenkim ten, nežinau, 2000 metais ir panašiai, dažniausiai tatuiruotės arba ten kūno tą visą formavimą darydavo gal kažkas tai ten susijęs su kriminaliniais kažkokiais tai ten ir panašiai. Tai ar nebuvo sunku, tarkim, kadangi ir tavo kūno tatuiruotės vis tiek, tai kad, tarkim, pasidarė ant nugaros, kiek aš mačiau, ne? Visa kita tai turi kažkokią tai, tarkim, gilią reikšmę, visa kita, ar tai nebuvo, nusisijojo kažkiek tai, tarkim, klientūros? Matai, tu čia nori mitybą susijęti su mano profesija, tai nesusiję. Jeigu tu nori paklausti, ar mano tas pozityvus mąstymas... Tai ir susiję, kadangi tavo visas gyvenimo būdas pasikeitė. Tai pasikeitė ir profesinis, ta prasme požiūris, tai čia niekam nėra paslaptys, aš nedarau neigiamų negatyvių tų tatuiruočių, su negatyviu įkrova. O šito mes tai nežinojom, tai va aš čia tas... Tai va, arba stengiuosi balansuoti, kad būtų balansas. Jeigu yra gėris, turi būti ir dalelė blogio. Ta prasme, ne tai, kad darai vien kažką blogą, žinai, bet turi balansas būti, arba neutraliai darai. Stengiuosi neįkrauti į savo kūrinius kažkokios tamsių dalykų, o kaip tik žmogui duoti šviesiaus, kad apsauga būtų, kad padėtų, kad kažkoks sėkmė neštų, sakykime, kažką tokio. Nes žinau, kažkada tai, kad mes buvom atėję ir darai, tarkim, tatuiruotę ir
Išėjo kalba apie drakoną, atsimenu, ir tu pasakai, kad ateina daug žmonių, ypač tokių provincialų, ir, kurie, tarkim, nori, kad būtų didelis, su dideliais nagas, daug kraujo, ką būtų. Ar dar atsiranda tokių žmonių, ar vis mažėja? Matai, aš jau to nedarau 5 metus, neafišuoju, tai jau, kaip čia pasakas, ką tu transliuoji, tokia ir atsišaukia. Jeigu tu transliuoji, Buda, lotusas, om ženklai, mantros, mandalos, tai tokie ir eina. Jeigu tu nedarai, tam jau net nebeprašo. Tas pats, kai lūžio metas buvo, vis ateina seni klientai, tikisi, kad tu padarysi kažkokius pabaisiukus, o tu sakai, atsiprašau, žinai. Tai vieni tai suprato, sako, gerbiu, o kiti, durim trankia, tipo, kaip čia, aš moku pinigus, o tu nedarysi tai, ką aš noriu, žinai. Atsiprašau, sako, negaliu. Tai prie ko iš tikrųjų priveda vegetarizmas? Baisu. Prie daug visokių tokių iš tikrųjų gyvenimiškų pokyčių, netgi su karjeros, tarkim, galėtų būti pokyčių teisingai, bet vėlgi gerai, kad atsiranda daug žmonių, kurie ateina su visai kitokiais siekiais, tarkim, nebėra tokio negatyvo ir nebėra tokio... Aš galvoju, kad, baigs mano karjerą, bet žinok, jeigu jinai iki to kilo va taip, tai po to lūžio jinai kilo va taip. Dar viskas geriau pradėjo eiti, sektis, nes pradėjai kitą pakeitė mąstyseną, pakito vibraciją, pradėjau traukti daugiau žmonių, pradėjau suvokti, kaip veikia protas, kaip veikia visuomenė, santykiai. Žodžiu, daug tokios labai išmintingos informacijos pasisėmiau iš Indijos ir pradėjau ją realiai naudoti mūsų sociume ir tai veikia. Tai yra tas couch trainingas, visas pozityvus mąstymas, savo minčių projektavimas, savo norų projektavimas, pasišaukimas. Tai, pavyzdžiui, tau reikia kažko ir tu taip intensyviai, sąmoningai nori. Ir tau tai atsiunčia. Šiuo ir vėliau. Čia toks įdomus, aišku, pamąstymas. Aš tai gal truputėlį kitokios esu nuomonės, kad reikia sunkiai dirbti. Aišku, mąstyti, ne, tai darbas šalia eina, viskas šalia eina. Neužtenka vien tik tai pamąstyti, nes turi... Aš žinau, kad yra tokių žmonių, netgi yra tokių kažkokių tai bendruomenių, aš žinau, iš senų laikų, dar kai aš sportavau, aš buvau ganėtinai jaunas, man ten buvo 13-14 metų, kurie sukūrė tokias tam tikras netgi religinės bendruomenės ir iki šiol yra, kai kurie netgi pasiskelbė religiniais tokiais lyderiais, kad reikia tiesiog panorėti ir viskas atsiranda, sumastyti, kad nori naikėdų, atsirado naikėdų. Čia yra noro galia. Kai neįeina į fanatizmą ir neįeina kažkokius dalykus, kai reikia po to kažkam tai mokėti ten 10 arba ten, tarkim, jie padaro tokį, Buvo čia toks vienas Ošo mokytojas, panašiai Ošo mokymas. Jis labai kontroversiškas, labai... Man irgi sunkiai suvokiamas, bet jis labai... Viskas labai gražu, bet ten kažkur tai iš... Bet man milijoną pervesti, aš tave išlaisvinsiu. Bet čia principas yra toks, matai, kuo mes turime daugiau daiktų, tuo mes turime mažiau laisvės. Jisai sako, atiduok man visus savo daiktus ir aš tave išlaisvinsiu. Gal yra, pliusų gal yra kažkokiu tai truputėlį tokia ir gera mintis, bet esmė tame, kad jeigu tu normaliai mastai, tai tu supranti, kad čia tiesiog yra toksai... Mes gyvename materialiam pasaulyje. Jeigu nori būti laisvas, turi nieko neturėti, nes tu priklausomas, tu bijai tai prarasti, atsiranda baimė, o jeigu iš manęs tai atims, jeigu iš manęs tai pavoks, jeigu aš to neteksiu, žinai, iškart problema. Bet jeigu tu nieko neturi gyvenime, paik skiri savo gyvenimą dvasiniam keliui, dvasiniai tarnystei, tam labdarai dirbti, padėti vaikam, tai tu džiaugiesi šią akimirką ir viskas. Yra daugybė tokių žmonių, kurie atidavė milijonus, nes tai buvo per daug streso jam. Nes tos pinigus reikia mokėti valdyti. Ne kiekvienam tai duota. Yra netgi tyrimai padaryti. 80% žmonių, kurie laimėjo milijonus, jie išėjo iš proto, degradavo, nusigėrė, visiškai susinaikino. Nes pinigai yra neigiama energija, jos reikia mokėti valdyti. Bet mums. Tai va, labai įdomus iš tikrųjų pokalbis, labai ačiū už visą maistą, buvo labai iš tikrųjų įdomus skanu. Aš nesakysiu, kad man tarkim nepatiko, aš nors buvau labai iš tikrųjų skeptiškai nusiteikęs prieš visą tai, kadangi, ne to, kad prieš visą tai, bet prieš mūsų visą tą pradžią, kadangi vėlgi aš valgau daug mėsos, aš visą ją valgiau ir, gal nesakysiu, kad visą ją valgysiu, bet... Niekada, ne visko gali būti, bus kaip mano, ne? Bus taip, kaip ta, aš mėgstu tą mėsytę, mėgstu tą. Tik tai, kad aš, aišku, vėlgi, sakau, priimu visą tą ir aš į porciją žiūrėdamas prieš tai, aš buvau nusiteikęs taip, kad aš liksiu, tarkim, realiai alkanas ir galvojau, kad iš tikrųjų pasinaudosiu tavo patarimu ir varysiu į Statoilą.
Bet dabar visai, iš tikrųjų, visai neblogai. Aš sakyčiau, kad netgi gal, tarkim, dasimušėm su tais ir šitais, bet viskas taip... Sotumas biški vėliau visą laiką ateina. Jo, toksai jisai veikia maloniai. Nu, liuks. Aš nustebintas. Ačiū visiems. Kad pabandykit jo valgyti arba nevalgyti mėsą, kiekvieno pasirinkimas, mes nieko nepropaguojam, nieko neproteguojam, kadangi aš esu gal, tarkim, iš vienos pusės fanatas, tarkim, mėsos, o Danis dabar jau yra fanatikas tikriausiai ne mėsos, tai dėl to, ką, visi susitiksim. Sakai, yra nuomonė, reikia gėti. Jo, visi susitiksim dar kartą, visi, kas norit pozityvių, gražių piešinių, kreipytis pas Danį, visi, aišku, ir taip jį žino, ten aš šnekėjau su žmonėmis iš Vilniaus, jie žino, tai ką, iki kitų susitikimų ir dėkui viską. Peace. Because normal sucks.